Pasižiūrėkite šį video iki galo ir jūs suprasite, kodėl esate ten, kur dabar esate, arba kas yra didžiausias mūsų stabdis. Logika - tai yra tai, kas stabdo ir neleidžia mum judėti tuo greičiu, kokiu mes norime. Jeigu mes pradedame kažką naujo arba keičiame tai, ką jau darome, kas įvyksta, logika pradeda paaiškinti, kodėl mum to nereikia daryti. Taip evoliucija ją išmokino apsaugoti mus nuo, tarkim, kaip akmens amžiuje buvo kėlimosi nuo vienos upės krašto iki kitos, pavyzdžiui, į kitą krantą, kas gali įvykti. Kažkas gali neperplaukti, gali nebūti maisto, gali užpult kažkas ir taip toliau. Laikai pasikeitė, tačiau logika mus lygiai taip pat saugo, jeigu mes bandome kažką keisti. Jinai mums tobulai visada įrodys, kodėl vieno ar kito dalyko nereikia daryti, kodėl tai brangu, kodėl to nereikia, kodėl tai neveikia, kodėl dar kas nors. Žinoma, yra kita medalio pusė, kai mes daug metų darome tą patį ir turime tą patį rezultatą. Ir čia jau sakome, aš dar padarysiu kažkiek laiko, aš dar pajudėsiu, gal kažkas pasikeis. Ne, mėlyje, nepasikeis, reikia keistis. Kiekvienas laiptelis tai yra pokytis, kiekvienas laiptelis tai yra tam tikra auka tam, kad tu turėtum kitaip. Taigi, jeigu jūs jaučiate savo gyvenimo stabdį, jeigu turite ne tiek, kiek norite turėti ir tai jau turite ilgą laiką, galbūt laikas pakeisti tą sistemą ir principą taip, kaip darote dabar ir galbūt viskas pasikeis, aš jūs užtikrinu, kad būtent taip. Tačiau logika per pirmas 3 minutės, jeigu jai nepasakysite stop, ji jūs įveiks, ji jums tobulai, ją evoliucija tobulai išmokino mum paaiškinti, kodėl mum nereikia užsiimti kažkuo tai nauju. Taigi, logikos žaidimai galbūt, o aš beveik ir įsitikinęs, kad taip, ir yra didžiausias stabdis, kuris jums nejuda judėti jūsų veiklose, jūsų tam tikruose užsiėmimuose, versluose ir taip toliau, nes reikia keistis. Kiekvienas pokytis yra auka, kiekvienas pokytis yra išėjimas iš komforto zonos. Ir čia išsijungia logika su savo žaidimais, kuri daugumai įrodo ir visą gyvenimą tobulai to užsijama, kodėl jiem to nereikia daryti. Tik tai jinai užtyla, kaip gyvenimo pabaigoje jūs atsigręžėte ir pamatote daug neišbandytų galimybių, progų ir daug ko kito. Taigi nepasimaukime ant logikos žaidimų. Jinai yra labai geras tarnas, bet labai blogas šeimininkas.